O šiandien pakalbėkime apie labai paprastą dalyką. Kaip atstatyti savo fizinę jėgą po fizinio krūvio, po didelių krūvių. Gal tu kaip ir aš šiandien bėgai maratoną ir tau reikia atsistatyti. Ką daryti pirmiausiai? Yra labai keli paprasti dalykai. Pirmas, labai svarbu hidratacija. Atstatyti hidrataciją reikalingas tam tikras vandens kiekis. Kaip tai geriausia padaryti? Daryk taip kaip aš, gerk vandenį su koralinio kalcio kompozicija. Tai padeda atstatyti elektrolitų balansą, palaiko raumenų funkciją. Ar ne? Antras dalykas - baltymai ir angliavandeniai. Be abejo, būtinai kiaušieną, vištieną, lęšiai, nesvarbu, bet kad gautume po krūvio greitai per pirmą pusvalandį, valandą baltymo angliavandenių. Be jokios abejonės visą laiką reikia naudoti tam tikrus produktus. Aš naudoju antioksidantus, tai yra vandenilio speciali formulė, kuri padeda atšarminti organizmą ir išskaidyti pieno rūgštis raumenyse. Be abejo, visą laiką padės po krūvio, tempimo pratimai, poilsio režimas. Ramiai pamiegoti, gražiai užtemdyti, nenaudoti jokio telefono. Kas dar? Maisto papildai. Be jokios abejonės, aš tą ir rodau. Koralinis kalcis, antioksidantas. Beje, būtinai, jeigu apsikrauna sąnariai, reikalinga sąnariams atstatyti senovinį skysčių, atstatyti tarp sąnarinį sluoksnį, tą vadinamą kremzlę. Kas tai gali padėti? Parašyk man, aš tau paaiškinsiu visą laiką, esu Telegrame, nuorodą palieku, parašyk. Šiandien mano maratonas jau įveiktas, o kada tu įveiksi savai?